Filmuoju įstyti tokioj gražioj vietoje. Tu norėjai nuotrauką, ne? A, nori nuotrauką? O gerai. Čia kažkaip nuotrauką. Vaikam čia yra kur pasisupti fainai, ne? Atvažiuosime su vaikais kitą sykį. Kokiais vaikais? Savo? Tu neturi vaikų? Dideli tie vaikai, tai neįdomu jam čia su mumis. Jau filmuos. Va. Paliksime Druskininkus, o tai yra ir kavinė. Bet jau jaučiasi, kad Druskininkuose pulsuoja gyvenimas, jau tiek žmonių. Taip. Paprasta diena atrodytų savaitės. O ir mūsų tankas. Daugybė žmonių. Čia kažkas kitas atvažiavęs, bet nernukas. Kažkaip netyčia pasukom į kairę, galvojom kažkur išvažiuosime, nes tai pasirodo mes papuolėm į akligatvį. Gavome apsisukti. Kaip išvažiuodami sukom į Merkinę kavos atsigerti kolonėliai, bestovint motociklo nesimato nieko, bet žiūrim, parvažiuoja nuo Alytaus Goldvingas, su Goldvingu žmogus. Suko į kolonėlę, priėjo, susipažinom. Linkėjimai tau, Vytautai. Pavėluota reakcija, galėjau pradėti filmuoti viską nuo Merkinės. Kažkaip nusprendėm, kad pradėsime filmuoti šiandien tik Druskininkuose. Ačiūsi dar žalumos trūksta. Po 2 savaičių jau bus smagu viską sužaliavim.
Išvažiuojant iš Druskininkų už kolonėlės po dešinę miškelyje randasi kavinukė Alka. Ten mes dabar tankiai užsukame pavalgyti. Labai skanios ir didelios porcijos. Dauguma klientų net nesuvalgo, išsineša dėžutėse. Mes važiuojam, žiūrėsime, ar įveiksime šiandien, ką užsisakysime. Tai vat jau ir atvykome. Jauki kavinukė gamtos prieglobstyje. Einam, užvalgysime. Atvykom į Alką, mūsų pamėgtą vietą Druskininkuose. Pirmą kartą su motociklu atvykom čia. Ir manau, kad tai bus mūsų vasaros tradicija. Čia nuostabiai skanus maistas, nerealios porcijos. Mes iš pradžių stebėjomės, kodėl vyrai išeina iš čia su dėžutėmis. Pirmą kartą, kas yra tikrai neįprasta, bet čia pavalgęs supratom. Kainos labai draugiškos. Kai norit persivalgyti, važiuokit Druskininkuose į Alką. Alka arba Raselė Širdelė. Ir tikrai čia labai geras privažiavimas motociklu. Tikrai rekomenduojam. Dieve mano, kas gali tai Dieve mano. Čia 9 tik eurai su keliais. 9 eurai porcija, pasižiūrėkit. Tai realiai neįmanoma suvalgyti. Man čia 3-4 kartam. Aš tai įkėlisiu. Ir jau žinau, kad bus skanu. Oi, persivalgėn išeinam. Kaip visada su dėžute. Visą laiką su dėžute. Čia ir vakarienė, ir pietus. Oi. Nuostabi vieta. Nuostabi kavinė.